Penkta diena, bet Penkta diena, ketvirtos dar dienos neįrašėm. įrašas. Hello. No. Busy. Sorry, busy. Come, say why. Hello. Hi, I want Oh. flower and money collect for bicycle. It's Oh, my God, school very far. Nice. Take it gift. No, It's thank my you. gift. No, thank you. We're busy at the moment, sorry. Take Please. it my gift. So, Thank tai, kuri čia diena? Tai ketvirtos dienos neįrašėm vakar, Jo. nes neturėjom kur, nes buvo didžiulė liūtis, kuri truko kokias 6-7 valandas. Ir jo, tai yra apie liūtį papasakot. Buvo įspūdingas momentas, nes turėjom grąžinti motorolerį. Agnė šoko lietuje pradžiai romantiškai, Ganga įbridus, tūsino ekstazės šokiai savo, bet po to supratom, kad lietus lygtais ir neketina trauktis ir matėm, kaip daug visko plaukia į upę, tame tarpe daug šiukšlių, daug visko, supratom, kodėl jinai užteršta, žmonės ją labai gerbė, myli, bet ir patys nešiukšlina, bet nieko nedaro, kad jų šiukšlės nepatektų į tą upę, kai lietus lyja. Va, tai pabuvom, pastovėjom, žiūrim, vis didėja potvynis, vis didėja liūtis, nusprendėm visgi grįžti, grąžinti motorolerį. Buvom kiaurutėliai peršlapę iki paskutinio siūlelio, uždengėm savo kuprinę ir sėdom važiuoti su motoroleriu. Jau kiaurai šlapi per šiltą, super liūtį ir buvo labai įspūdinga, visur vanduo iki kulkšnių. Važiuoji, visas miestas patvinęs, kamščiai, visi bypina, nekreip dėmesio. Ir, sorry, busy, okay? At the moment busy. Okay. Jo, tai va, ir kur aš čia baigiau. Žodžiu, labai įspūdingai varėm per miestą, tikrai turbūt pirmas kartas gyvenime. Per liūtį, blemba, visi pypina, visi lenda, kelio nesimato, duobių nesimato, viskas plaukia, o mes varom. Tai buvo labai fainai iš tikrųjų. Tai naktį nebuvo elektros, buvo dingusi elektra dėl liūčių matyt, nes kondicionierius tai neveikia visą naktį, tik tai ryte jau galiausiai pradėjo veikti. Labai romantiška šiaip. Bet labai romantiška. Tai mums patinka šita vieta, per daug neišsiplečiant, kol kas šalis patinka, po truputį išsiugdom imunitetą tiems visiems paprašaikoms, nes tiesiog nieko tu neprivalai jiems duoti tiek. Indija. O dar vakar, tai dar buvom kalnuose, tai keliavom su motoroleriu į kalnus tokią vieną labai mažą šventiklėlę, kuri nėra labai populiari, tai keliam tokiu mažu, siauru, bet geru Indijos keliu, kur eismo beveik nėra. Dėl to, kad žmonių nėra, tai ir šiukšlių ten jau net ir nėra, ir buvo labai gražu. Labai gražu, tiesiog kyli vis aukštyn, slėniai, upės slėniai. Kažkas tai gal ir neypatingo nuotraukose, bet viduje buvo labai ypatinga, kažkokia tai atmosfera superinė. Užlipom į tos kalnus, užvažiavom, ten keli vienkiemiai, keli vaikai, kelios ožkytės, pasisveikinom su visais, pačilinom, aplankėm šventiklėlę. Aš prisipildžiau tokios ramybės, tokios kalnų, kažkokios tai erdvės. Pabuvom ten gerą pusvalandį, tiesiog pakaifavom ir nusileidom atgal vėl į šitą bardaką, į šitą veiksmą, nes apačioj tai čia visą laiką trafikas, visą laiką busy, visi pypina, visi lekia, ant tavęs lipa, jau dabar du paprašaikos prie mūsų įsitaisė, laukia, kol baigsim šį įrašą ir turėsim juos ignoruoti, grįždami į viešbutį. Žodžiu, čia toks gyvenimas verda, o kalnuose tokia ramybė, tokia zen, tokia... Dar tas lietaus sezonas, ten debesis, realiai debesis, tu tarp debesų ir matomumas nėra ten, kad tu matytum, nežinau, 3-4 kilus į priekį, bet vis tiek labai gražu, mesim nuotraukų, mesim video. Ir va,
Tai pamatėm ir kitokią Indiją, ramią, švarę, kalnuotą. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Labai patinka kol kas Indija, Rišikešas patiko, šiandien jau išvykstame į Dehraduną ir tikimės, kad viskas bus gerai, keliai bus atidaryti ir kalnai mus įleis. Nu, jau matysim, lauksim. Ir va čia Linkėjimai nuo mūsų ir nuo karvytės. Nu, Va. nerodyk Ir karvytės. turim gangą. Nu ir taip, aišku, kaip visada, ta lyda. Mūsų draugė karvytė. Karvytė, labai jos nuostabios ir gražios. Žavingiausias Mm. eismo elementas. Iki.